Sveiki, aš esu Neringa Andrulienė, kultūros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė. Pristatysiu kvietimams numeris 06014K ir 06016K arba kitaip tariant pirmajam ir antrajam kvietimui taikomus bendruosius reikalavimus, o taip pat esminius kvietimų skirtumus ir kiekvienam kvietimui taikomus papildomus reikalavimus. Kaip matote skaidrėje, pristatymą sudaro 6 struktūrinės dalys. Visų pirma, pristatymo metu aptarsiu pagal aprašą finansuojamas veiklas ir joms taikomus reikalavimus, pristatysiu, kokie pareiškėjai ir partneriai gali pretenduoti į paramą ir kokie reikalavimai jiems taikomi. Taip pat, kokios išlaidos pagal aprašą yra tinkamos finansuoti ir kokie reikalavimai joms keliami. Be kita ko, aptarsiu projektams taikomus stebėsenos rodiklius bei projektų atrankos kriterijus, pristatysiu, kokie dokumentai turėtų būti pateikti kartu su projekto įgyvendinimo planu ir aptarsiu kitus aprašo reikalavimus. Siekiant aiškumo, noriu trumpai pristatyti, kokios santrumpos bus naudojamos šio pristatymo metu. Taigi pristatymo metu bus naudojama santrumpa ADMI, kuri reiškia administruojančio institucija. Taip pat labai dažnai naudosiu santrumpą aprašas ir naudodama šią santrumpą turėsiu omeny projektų finansavimo sąlygų aprašą numeris 1, pagal kurį ir būtent ir yra paskelbti abu kvietimai ir kuriame yra pateikti visi abiems kvietimams taikomi reikalavimai. Skaidrėse taip pat matysite tokias santrumpas kaip Chartija, EVRK, HP, JAR, KKI, NVO, PAFT. Taip pat labai dažnai naudosiu santrumpą PIP ir SAI. Šių santrumpų atitikmenis matote skaidrėje. Kalbant apie pagal aprašą finansuojamas projektų veiklas, pažymėtina, kad abiejų kvietimų atveju pagal aprašą finansuojamos projektų veiklos yra tos pačios. Tai yra tiek pirmojo, tiek antrojo kvietimo atveju finansuojamos projektų veiklos apima KKI subjektų infrastruktūros arba kitų sąlygų gerinimą bei naujų arba patobulintų KKI produktų arba paslaugų kūrimą ir diegimą. Noriu akcentuoti ir atkreipti dėmesį, kad projekto įgyvendinimo metu pagal aprašo reikalavimus dėl pagerintos infrastruktūros arba kitų sąlygų turi būti sukurtas naujas arba patobulintas KKI produktas arba paslauga. Naujam arba patobulintam KKI produktui arba paslaugai pagal aprašą yra taikomi skaidrėje nurodyti reikalavimai. Tai yra KKI produktas arba paslauga turi būti konkurencingas ir paklausus. Ir KKI produkto arba paslaugos konkurencingumas ir paklausa turi būti pagrįstas lyginant juos su rinkoje esančiais produktais arba paslaugomis, nurodant jų naujumo lygmenį, pranašumus ir prognozuojamą paklausą rinkoje. KKI produktas ir paslauga taip pat turi kurti socialinį poveikį visuomeniai arba ekonomikai. KKI produkto arba paslaugos kuriamas socialinis poveikis turi būti pagrįstas, aprašant jų teigiamą socialinį arba ekonominį poveikį ir jo mastą konkrečiai socialiniai grupiai. Taip pat sprendžiamus socialinius iššūkius, nurodant, kokiam skaičiui tikslinės grupės asmenų bus poveikis ir kokią ekonominę vertę eurais arba kokią kitokią vertę sukurs KKI produktas arba paslauga tam tikrai tiksliniai grupiai. Be kita ko, KKI produktas arba paslauga turi būti kultūros. Kitaip tariant, KKI produktas arba paslauga turi tenkinti visuomenės kultūrinius ar kūrybinius poreikius bei viešuosius interesus. Kultūros produkto arba paslaugos sąvoka pateikiama Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų įstatyme. Ją rasti galite paspaudę skaidrėje pateiktą nuorodą. Projekto įgyvendinimo metu planuojamo sukurti KKI produkto arba paslaugos atitiktis nurodytiems reikalavimams turi būti pagrįsta PIP dalyje projekto inicijavimas, skiltyje projektų sprendžiamos problemos. Tokiu atveju, jeigu aprašymas dėl riboto simbolių skaičiaus netelpa PIP,
Kartu su PIP galima teikti atskirą dokumentą kaip PIP priedą. Na ir šiame dokumente pateikti detalų aprašymą, kaip projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti produktas arba paslauga atitinka aprašo reikalavimus. Garso arba vaizdo produktams aprašo 5189 punkte keliami papildomi reikalavimai, tai yra projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti naujas arba patobulintas garso arba vaizdo produktas, neturi prieštarauti aprašo 8 punkte nurodytiems horizontaliesiems principams, jo turinys neturi demonstruoti ar propaguoti smurto, turėti nešvankaus ar seksualinio turinio vaizdų ir žodžių, jis neturi skatinti priklausomybės, pernelyg ilgo sėdėjimo, naudojimo be pertraukų ar virtualių ir materialių daiktų pirkimo, taip pat neturi turėti sąsajų su žalingomis bendruomenėmis ir turi turėti griežtas taisykles prieš priekabiavimą, patyčias, neapykantos, agresijos skleidimą ir kitą netinkamą elgesį. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti garso arba vaizdo produkto atitiktis šiems reikalavimams turi būti pagrįsta PIP, pateikiant išsamų aprašymą pagal kiekvieną iš reikalavimų. Rekomenduoju minėtą pagrindimą pateikti PIP dalyje projekto inicijavimas skiltyje projektų sprendžiamos problemos, arba jeigu dėl ribotos simbolių skaičiaus minėtas aprašymas netelpa PIP, tuomet galima teikti atskirą dokumentą kaip PIP priedą, kuriame būtent ir galėtų būti pateiktas minėtas aprašymas. Na ir labai svarbu atkreipti dėmesį, kad nei pagal pirmąjį, nei pagal antrąjį kvietimą filmų gamybai, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos kino įstatymo 2 straipsnio 3 punkte, finansavimas nėra skiriamas. Kalbant apie pareiškėjams ir partneriams taikomus reikalavimus, pažymėtina, kad pagal aprašą tiek pirmojo, tiek antrojo kvietimo atveju galimi pareiškėjai yra KKI subjektai, kurie atitinka aprašo 423 papunktyje apibrėžtą savoką. Tai yra, galimi pareiškėjai ir partneriai turi būti Lietuvoje registruotos įmonės ir nevyriausybinės organizacijos arba vienoje iš ES arba Europos ekonominės erdvės valstybių narių registruotų įmonių arba nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje registruoti filialai, kurie turi veikti KKI sektoriuje. Be kita ko, galimiems pareiškėjams ir partneriams keliami papildomi reikalavimai nurodyti apraše numatytuose specialiuosiuose projektų atrankos kriterijuose, kuriuos pristatysiu kitoje skaidrėje. Svarbu atkreipti dėmesį, kad galimi viešojo sektoriaus pareiškėjai yra tik nevyriausybinės organizacijos, na ir nevyriausybinėms organizacijoms apraše keliamas reikalavimas, kad jos turi būti registruotos ir turi atitikti Lietuvos Respublikos nevyriausybinio organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnyje 3 dalyje nustatytą nevyriausybinės organizacijos savoką, bei turi būti juridinių asmenų registre įregistravusios žymą patvirtinančią, kad jos yra nevyriausybinės organizacijos. Taip pat nevyriausybinėms organizacijoms keliamas reikalavimas, kad jos teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateikusios finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas. Pagal aprašą tiek pirmojo, tiek antrojo kvietimo atveju projektai gali būti įgyvendinami su partneriais, na ir partneriams keliami tie patys reikalavimai kaip ir pareiškėjams. Tai yra, jie turi atitikti aprašo 423 papunktyje nurodytą savoką. Kaip jau minėjau, tiek pirmojo, tiek antrojo kvietimo atveju galimiems pareiškėjams, o jeigu projektą planuojama įgyvendinti su partneriais, tai ir partneriams keliami papildomi reikalavimai dėl veiklos KKI sektoriuje trukmės ir iš KKI veiklos generuojamų pajamų dydžio, kurie yra nurodyti specialiuosiuose projektų atrankos kriterijuose. Apraše pareiškėjams yra keliami 2 specialieji projektų atrankos kriterijai. Svarbu atkreipti dėmesį, kad galimi pareiškėjai ir partneriai turi atitikti abu minėtus projektų specialiuosius atrankos kriterijus.
Remiantis pirmojo kriterijaus pareiškėjo ir jeigu taikoma partnerio veikimas KKI sektoriuje aprašymo, jeigu projektą planuojama įgyvendinti be partnerių, tai pareiškėjas PIP pateikimo dieną KKI sektoriuje turi veikti ne trumpiau kaip 2 metus. Jeigu projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, tuomet partneriui keliamas papildomas reikalavimas, kad partneris PIP pateikimo dieną KKI sektoriuje turi veikti ne trumpiau kaip 1 metus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad įmonė arba nevyriausybinė organizacija KKI sektoriui priskiriama tuo atveju, kai pagrindinė įmonės arba nevyriausybinės organizacijos veikla atitinka bent vieną iš aprašo 2 priede nurodytų EVRK kodų. Įsivertinus, ar įmonės arba nevyriausybinės organizacijos pagrindinės veiklos kodas atitinka bent vieną iš aprašo 2 priede nurodytų EVRK kodų, reikėtų nepamiršti įsivertinti, ar pareiškėjo vidutinės metinės pajamos per 2 paskutinius finansinius metus iki PIP pateikimo dienos, o partnerio, jeigu projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, metinės pajamos per 1 paskutinius finansinius metus iki PIP pateikimo dienos iš pagrindinės veiklos sudarė ne mažiau kaip 50% visų įmonės pajamų. Na ir svarbu atkreipti dėmesį, kad pareiškėjo ir partnerio, jeigu projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, atitiktis šiam kriterijui yra vertinama pagal finansinės atskaitomybės dokumentuose pateiktą informaciją, o taip pat ir pagal aprašo 8 priede pateiktą informaciją. Svarbu pažymėti, kad grindžiant atitiktį šiam kriterijui turi būti nurodomos tik iš KKI veiklos gautos pardavimo pajamos, kurios turi būti lyginamos su visomis įmonės pardavimo pajamomis. Noriu šiek tiek stabtelti ties aprašo 2 priedu ir aptarti šio priedo struktūrą. Kaip matote skaidrėje, EVRK kodai aprašo 2 priede nurodomi per pasvirąjį brūkšnį. Prieš pasvirąjį brūkšnį nurodytas kodas atitinka EVRK 2.0 redakcijos EVRK kodus, o po pasvirojo brūkšnio nurodytas kodas atitinka EVRK 2.1 redakcijos EVRK kodus. Atitikties pirmojo specialiojo kriterijaus vertinimo metu pareiškėjų ir partnerių priskirimas KKI sektoriui bus vertinamas taikant EVRK 2.1 redakcijos kodus. Tai yra, bus vertinama, ar valstybės duomenų agentūroje nurodytas pareiškėjo ir partnerio, jeigu projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, pagrindinės veiklos kodas atitinka bent vieną iš aprašo 2 priede nurodytų EVRK 2.1 redakcijos kodų. Vertinant pareiškėjų ir partnerių veiklos KKI sektoriuje trukmę, vertinimas bus atliekamas taikant EVRK 2.0 redakcijos kodus, kurie bus prilyginami EVRK 2.1 redakcijos kodams, kaip nurodyta aprašo 2 priede. Kitaip tariant, bus vertinama, ar pareiškėjo pagrindinė veikla netrumpiau kaip 2 metus iki PIP pateikimo, o partnerio atitinkamai netrumpiau kaip 1 metus iki PIP pateikimo dienos atitiko bent vieną iš aprašo 2 priede nurodytų EVRK 2.0 redakcijos kodų. Tokiu atveju, jeigu įmonė trumpiau kaip 2 metus iki PIP pateikimo vykdė veiklą pagal bent vieną iš aprašo 2 priede nurodytų EVRK 2.0 redakcijos kodų arba jos pagrindinė veikla neatitiko nei vieno iš aprašo 2 priede nurodytų EVRK 2.0 redakcijos kodų ir įmonės pagrindinės veiklos kodas pagal EVRK 2.1 redakciją neatitinka nei vieno aprašo 2 priede nurodyto EVRK kodo pagal EVRK 2.1 redakciją. Tokiu atveju toks pareiškėjas arba partneris būtų vertinamas kaip neatitinkantis šio specialiojo projektų atrankos kriterijaus reikalavimų. Antrojo pareiškėjams ir partneriams taikomo specialiojo projektų atrankos kriterijaus pareiškėjo ir jeigu taikoma partnerio pajamos generuojamos iš KKI veiklos vertinimo metu,
Bus vertinamos pareiškėjo ir jeigu projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, tai ir partnerio iš KKI veiklos generuojamos pajamos. Kai projektą planuojama įgyvendinti be partnerių, pareiškėjui keliamas reikalavimas, kad jo vidutinės metinės pajamos iš KKI veiklos per 2 paskutinius finansinius metus iki PIP pateikimo dienos turi būti nemažesnės kaip 200 000 eurų. Kai projektą planuojama įgyvendinti su partneriais, tuomet keliamas reikalavimas, kad pareiškėjo vidutinės metinės pajamos iš KKI veiklos per 2 paskutinius finansinius metus iki PIP pateikimo dienos turi būti nemažesnės kaip 100 000 eurų, o partnerio metinės pajamos iš KKI veiklos per paskutinius finansinius metus iki PIP pateikimo dienos turi būti nemažesnės kaip 50 000 eurų. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad kartu sudėjus pareiškėjo ir partnerio vidutinių metinių pajamų iš KKI veiklos suma iki PIP pateikimo dienos turi būti ne mažesnė kaip 200 000 eurų. Na ir analogiškai kaip ir pirmojo specialiojo kriterijaus atveju, pareiškėjo ir partnerio, jeigu projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, atitiktis šiam kriterijui bus vertinama finansinės atskaitomybės dokumentų pagrindu, o taip pat aprašo 8 priede pateiktos informacijos pagrindu. Ir pakartotinai noriu atkreipti dėmesį, kad aprašo 8 priede turi būti nurodomos tik pardavimo pajamos. Kalbant apie regioninį projekto veiklų skirstymą, atkreiptinas dėmesys, kad tiek pirmojo, tiek antrojo kvietimo atveju pagal aprašą finansuojama veikla skirstoma į poveikles. Tai yra projekto veiklos vykdymas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione ir projekto veiklos vykdymas Sostinės regione. Pirmojo kvietimo suma, kaip matote skaidrėje, sudaro daugiau kaip 5 milijonus eurų, iš kurių daugiau kaip 2 milijonai eurų skiriama Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui ir daugiau nei 2 milijonai eurų skiriama Sostinės regionui. Antrojo kvietimo suma, kaip matote skaidrėje, sudaro daugiau kaip 10,5 milijonų eurų, iš kurių daugiau kaip 4 milijonai eurų skiriama Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui ir daugiau nei 5 milijonai eurų skiriama Sostinės regionui. Kaip matote skaidrėje, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui priskiriamos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskritys, o Sostinės regionui atitinkamai Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto savivaldybės. Tai reiškia, kad projekto įgyvendinimo planą tiek pagal pirmąjį, tiek ir pagal antrąjį kvietimą gali teikti įmonės ir nevyriausybinės organizacijos iš visos Lietuvos. Tačiau labai svarbu pažymėti, kad vieno projekto veiklos gali būti vykdomos tik viename iš regionų. Tai yra arba Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, arba Sostinės regione. Todėl labai svarbu tinkamai priskirti projekto išlaidas vienam iš regionų. Šioje skaidrėje pateikiama keletas pavyzdžių, kaip teisingai priskirti projekto išlaidas vienam iš regionų. Jeigu projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti statybos darbus arba įsigyti įrangą ir baldus, tuomet projekto išlaidos priskiriamos atitinkamam regionui pagal tai, kur yra infrastruktūra. Pavyzdžiui, jeigu įmonė yra registruota Vilniuje, bet jos veikla vykdoma Kėdainiuose, kur ir bus statoma įgyvendinant projektą įsigyta įranga, tokiu atveju projekto išlaidos turėtų būti priskiriamos Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui. Jeigu projekto įgyvendinimo metu vykdyti statybos darbų, įsigyti įrangos ar baldų neplanuojama, tačiau planuojama prašyti finansuoti projekto veiklas vykdančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas ir įmonė teikia paslaugas tik viename konkrečiame regione, tuomet projekto išlaidos priskiriamos atitinkamam regionui pagal tai, kuriame regione vykdoma įmonės veikla.
Tokiu atveju įmonės registracijos vieta nėra svarbi. Pavyzdžiui, jeigu paslaugos teikiamos Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, o įmonės registracijos vieta yra sostinės regione, laikoma, kad projekto nauda tenka Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui. Ir tokiu atveju atitinkamai projekto išlaidos turėtų būti priskiriamos būtent Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionui. Svarbu atkreipti dėmesį, kad nereikėtų šioje skaidrėje pateiktų pavyzdžių suabsoliutinti ir taikyti automatiškai. Projekto išlaidų priskyrimą konkrečiam regionui reikėtų vertinti kiekvieno projekto atveju individualiai. Pagal projekto pobūdį, projekto išlaidų priskyrimo atitinkamam regionui principus ir taip toliau. Detali informacija apie projekto išlaidų regioninį priskyrimą pateikiama rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties ES fondų reikalavimams, kurias rasite paspaudę skaidrėje pateiktą nuorodą. Kalbant apie tai, kuo skiriasi pirmasis ir antrasis kvietimai, pažymėtina, kad esminis skirtumas tarp kvietimų yra teikiama pagalbos rūšis. Pirmojo kvietimo atveju, kaip matote skaidrėje, projektams teikiama valstybės pagalba pagal bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 ir 54 straipsnių nuostatas. Nuo pareiškėjo projekto įgyvendinimo plano rengimo metu pasirinktos valstybės pagalbos rūšies, kaip matote skaidrėje, priklauso didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, kuri gali pirmame kvietime varijuoti nuo iki 80% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų iki 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Na ir atkreipiu dėmesį, kad pirmojo kvietimo mažiausia galima projekto finansavimo suma yra 100 000 eurų, o didžiausia galima projekto finansavimo suma pirmojo kvietimo atveju yra iki 500 000 eurų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pateiktame PIP nurodyta projekto finansuojamoji dalis pirmojo kvietimo atveju PIP vertinimo metu negalės būti keičiama. Taip pat svarbu pažymėti, kad projekto atitiktis valstybės pagalbos reikalavimams bus vertinama pagal pareiškėjo kartu su PIP pateiktame aprašo 7 priede pareiškėjo ir partnerio pasirinktą pagalbos rūšį, kuri PIP vertinimo metu negalės būti keičiama. Na ir labai svarbu pažymėti taipogi, kad sunkumus patiriančioms įmonėms pagalba pagal pirmąjį kvietimą neteikiama. Detaliau apie pirmajam kvietimui taikomus valstybės pagalbos reikalavimus ir apie sunkumų patyrimo vertinimą kviečiu klausyti valstybės pagalbos eksperto pristatyme. Antrojo kvietimo atveju projektams teikiama nereikšminga arba kitaip tariant de minimis pagalba pagal de minimis reglamento nuostatas. Antrojo kvietimo atveju didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra iki 300 000 eurų, o mažiausia analogiškai kaip ir pirmojo kvietimo atveju yra 100 000 eurų. Antrojo kvietimo atveju didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis negali viršyti 65% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pateiktame PIP nurodyta projekto finansuojamoji dalis antrojo kvietimo atveju PIP vertinimo metu gali būti keičiama mažinant projekto finansuojamąją procentinę dalį. Na ir analogiškai, kaip ir pirmojo kvietimo atveju, pagal antrąjį kvietimą finansavimas nėra skiriamas sunkumus patiriančioms įmonėms. Detaliau apie antrajam kvietimui taikomus pagalbos reikalavimus ir sunkumų vertinimą, kaip ir pirmojo kvietimo atveju, kviečiu klausyti valstybės pagalbos eksperto pristatyme. Kalbant apie projektams taikomus išlaidų tinkamumo reikalavimus, pažymėtina, kad abiejų kvietimų atveju projekto išlaidos turi atitikti PAFT 7 skyriuje nustatytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus, o taip pat rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties ES fondų reikalavimams nuostatas. Labai svarbu pažymėti, kad projektų išlaidos turi būti būtinos projekto veiklų įgyvendinimui bei KKI produkto ar paslaugos kūrimui ar diegimui.
Tokiu atveju, jeigu tik dalis patiriamų išlaidų yra susijusi su projektu, ši dalis privalo būti aiškiai ir pagrįstai nustatyta kaip faktinis dydis arba taikant pro rata principą. Pavyzdžiui, jeigu projekto įgyvendinimo metu būtų tvarkomas visas pastatas, tačiau KKI produkto arba paslaugos sukūrimui arba diegimui būtina sutvarkyti tik vieną ar kelias patalpas, tai prie tinkamų finansuoti išlaidų turėtų būti įtrauktos tik atitinkamų patalpų sutvarkymo išlaidos, o kitos išlaidos, kurios nėra būtinos KKI produkto arba paslaugos sukūrimui arba įdiegimui, turėtų būti įtrauktos į PIP kaip būtinos, tačiau tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančios išlaidos. Na ir savaime aišku, projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo arba partnerio lėšų. Svarbu pažymėti, kad projekte turi būti nurodytos visos projektui įgyvendinti būtinos, tai yra tiek tinkamos, tiek ir netinkamos finansuoti projekto išlaidos. Pavyzdžiui, jeigu KKI produkto arba paslaugos sukūrimui arba diegimui yra reikalingas kompleksinis pastato sutvarkymas, tai yra būtina atlikti rangos darbus, įsigyti įrangą ar baldus, tai visos šios išlaidos turi būti įtrauktos į PIP. Kitaip tariant, iš projekto biudžeto neturėtų būti eliminuojami, pavyzdžiui, rangos darbai, nors jie yra būtini KKI produkto arba paslaugos sukūrimui arba diegimui. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos nurodomos PIP dalyje projekto veiklos, o netinkamos finansuoti projekto išlaidos numatomos PIP dalyje netinkamos nefinansuojamos projekto išlaidos. Papildomi pirmajam kvietimui taikomi išlaidų tinkamumo reikalavimai iš esmės yra susiję su valstybės pagalbos reikalavimais. Kaip matote skaidrėje, kai pagal pirmąjį kvietimą projektui teikiama valstybės pagalba pagal reglamento 53 straipsnio nuostatas, projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei 24 mėnesiai iki PIP registravimo admi dienos ir negali būti baigtos iki pateikiant PIP. Tuo atveju, kai pagal pirmąjį kvietimą projektui teikiama valstybės pagalba pagal reglamento 54 straipsnio nuostatas, projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei nuo PIP registravimo admi dienos. Na ir svarbu pažymėti, kad projekto išlaidos, kurios yra patiriamos iki projekto sutarties sudarymo, yra patiriamos būtent pareiškėjo rizika. Antrojo kvietimo atveju projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei 24 mėnesiai iki PIP registravimo admi dienos ir negali būti baigtos iki pateikiant PIP. Na ir analogiškai kaip ir pirmojo kvietimo atveju, projekto išlaidos iki projekto sutarties sudarymo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Kalbant apie tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas, pažymėtina, kad pirmojo kvietimo atveju tinkamos finansuoti išlaidos priklauso nuo pareiškėjo pasirinktos valstybės pagalbos rūšies. Tokiu atveju, kai projektui teikiama investicinė pagalba pagal reglamento 53 straipsnio 2 dalies AE punktus, tinkamos finansuoti išlaidos apima infrastruktūros išlaidas, tai yra pastato arba atskirų patalpų paprastojo remonto, kapitalinio remonto ir rekonstravimo darbų vykdymo išlaidas, minėtų darbų vykdymui pagal statybos įstatymą būtinas inžinerinių paslaugų išlaidas ir baldų įsigijimo išlaidas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad infrastruktūros išlaidoms yra taikomas ribojimas ir šios išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 50% visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Tokiu atveju, jeigu projekto įgyvendinimo metu neplanuojama vykdyti rangos darbų, o planuojama įsigyti tik KKI produktui arba paslaugai sukurti reikalingus baldus, baldų išlaidoms taikomas papildomas ribojimas, tai yra tokiu atveju baldų įsigijimo išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 10% visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.
Be infrastruktūros išlaidų šiuo atveju taip pat tinkamos finansuoti įrangos ir programinės įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos, bei netiesioginės ir privalomų projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonių išlaidos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad netiesioginėms ir privalomų projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonių išlaidoms pagal aprašą taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai, kurie yra nurodyti aprašo 17.3 punkto lentelėje. Netiesioginėms išlaidoms tiek pirmojo, tiek antrojo kvietimo atveju taikoma 7% netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma, o privalomų projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonių išlaidoms taikoma pirmojo ir antrojo rinkinio fiksuotoji suma, kuri turi būti pasirinkta atsižvelgiant į projektui taikomas privalomas matomumo ir informavimo priemones. Fiksuotoji suma FS 0103 pasirenkama tuo atveju, kai projektas yra susijęs su fizinėmis investicijomis. Kitaip tariant, projekto įgyvendinimo metu vykdomi rangos darbai, įsigyjama įranga arba baldai ir projekto vertė viršija 500 000 eurų. Kitu atveju turėtų būti pasirenkama fiksuotoji suma FS 0101. Išlaidoms, kurios apmokamos taikant supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius, išlaidų dydį pagrindžiantys dokumentai kartu su PIP neturi būti teikiami. Tokiu atveju, kai pagal pirmąjį kvietimą projektui teikiama veiklos pagalba pagal reglamento 53 straipsnio 2 dalies AE punktus, tinkamos finansuoti išlaidos apima programinės įrangos ir įrenginių nuomos, prieigos prie autorių teisėmis apsaugotų kūrinių ir kitomis gretutinėmis intelektinės nuosavybės teisėmis apsaugoto turinio išlaidas. Taip pat projekto veiklas vykdančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas ir išlaidas su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, projekto veiklas vykdančių darbuotojų komandiruočių ir kelionių išlaidas, taip pat projekto vykdymui reikalingų patalpų nuomos išlaidas, projekto veiklomis sukuriamų ar patobulinamų KKI produktų ar paslaugų rinkodaros išlaidas, bei netiesioginės ir privalomas projektų matomumo ir informavimo apie projektus išlaidas. Kaip matote skaidrėje, nemažai daliai išlaidų pagal aprašą yra taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai. Netiesioginėms ir privalomų projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonių išlaidoms taikomi reikalavimai yra analogiški kaip ir prieš tai aptartoje skaidrėje, taigi jų pakartotinai nedetalizuosiu. Na ir supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai, kaip matote skaidrėje, taip pat yra taikomi projekto veiklas vykdančių darbuotojų išlaidoms už kasmetinės atostogas bei projekto veiklas vykdančių darbuotojų komandiruočių ir kelionių išlaidoms. Šioms išlaidoms taikomi supaprastintai apmokami išlaidų dydžiai, taip pat kaip ir netiesioginių išlaidų bei privalomų projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonių išlaidų atveju yra nurodyti aprašo 17.3 punkto lentelėje. Projekto veiklas vykdančių darbuotojų išlaidoms už kasmetinės atostogas apmokėti taikoma fiksuotoji norma turi būti pasirenkama pagal projekto vykdytojo darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dydį darbo dienomis. Pavyzdžiui, jeigu projekto vykdytojo darbuotojui priklauso 20 darbo dienų kasmetinės atostogos, turi būti pasirenkama fiksuotoji norma FN 010501. Projekto veiklas vykdančių darbuotojų komandiruočių ir kelionių išlaidoms apmokėti pagal aprašą taikomi fiksuoti įkainiai, kurie turi būti pasirenkami atitinkamai pagal komandiruotės arba kelionės pobūdį. Be kita ko, svarbu atkreipti dėmesį, kad daliai tinkamų finansuoti išlaidų taikomi tam tikri apribojimai šiuo atveju. Pavyzdžiui, jeigu projekto vykdymui reikalinga nuomoti patalpas, tai patalpų nuomos išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 50% visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų ir yra tinkamos finansuoti tik projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
Jeigu projekto įgyvendinimui reikalingos rinkodaros išlaidos, tai šios išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 10% visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Kaip pirmojo kvietimo atveju projektui teikiama veiklos pagalba pagal reglamento 53 straipsnio 2 dalies F punktą, tinkamos finansuoti išlaidos ir joms taikomi reikalavimai yra analogiški kaip ir prieš tai aptartoje skaidrėje. Vienintelis skirtumas yra tas, kad šios pagalbos atveju netinkamos finansuoti projekto vykdymui reikalingų patalpų nuomos išlaidos, tačiau papildomai tinkamos finansuoti kūrinių rašymo, vertimo, redagavimo, maketavimo išlaidos patirtos pagal autorines ir kitas paslaugų sutartis. Na ir galiausiai, kaip pirmojo kvietimo atveju projektui teikiama veiklos pagalba pagal reglamento 54 straipsnio 3 dalies AC punktus arba kitaip tariant pagalba garso ir vaizdo kūriniams, tinkamos finansuoti išlaidos ir joms taikomi reikalavimai yra analogiški kaip ir veiklos pagalbos pagal reglamento 53 straipsnio 2 dalies F punktą. Tačiau šios pagalbos atveju papildomai tinkamos finansuoti išlaidos skirtos prodiuserio, režisieriaus arba scenarijaus kūrėjo atlygiai, taip pat išlaidos paslaugoms skirtoms naujų ar patobulintų garso ar vaizdo kūrinių kūrimui ar gamybai, taip pat garso arba vaizdo kūrinių kūrimui ar gamybai būtinos įrangos nuomos išlaidos bei projekto vykdymui reikalingų patalpų nuomos išlaidos, kurios kaip ir kitų pagalbų atveju gali sudaryti ne daugiau kaip 50% visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų ir yra tinkamos finansuoti tik projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Taip pat tinkamos finansuoti projekto veiklomis sukuriamų arba patobulinamų KKI produktų ar paslaugų platinimo ar rinkodaros išlaidos, kurios garso ir vaizdo kūrinių atveju gali sudaryti nedaugiau kaip 30% visų projektų tinkamų finansuoti išlaidų. Antrojo kvietimo atveju tinkamos finansuoti išlaidos ir jiems taikomi reikalavimai bei ribojimai yra analogiški kaip ir pirmojo kvietimo atveju. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos iš esmės nesiskiria. Na ir kaip matote skaidrėje, tinkamos finansuoti antrojo kvietimo atveju, kaip ir pirmojo kvietimo atveju, yra infrastruktūros išlaidos, įrangos ir programinės įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos, taip pat programinės įrangos ir kitų įrenginių nuomos, prieigos prie autorių teisėmis apsaugotų kūrinių ir kitomis gretutinėmis intelektinės nuosavybės teisėmis apsaugoto turinio išlaidos, projekto veiklas vykdančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, bei projekto veiklas vykdančių darbuotojų komandiruočių ir kelionių išlaidos. Antrojo kvietimo atveju taip pat tinkamos finansuoti projekto vykdymui reikalingų patalpų nuomos išlaidos, rinkodaros išlaidos, kūrinių rašymo, vertinimo, redagavimo, maketavimo išlaidos patirtos pagal autorinės ir kitas paslaugų sutartis, taip pat išlaidos prodiuserio, režisieriaus arba scenarijaus kūrėjo atlygiai, išlaidos paslaugoms skirtoms naujų ar patobulintų garso ar vaizdo kūrinių kūrimui ir gamybai ir taip toliau. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu garso ar vaizdo kūrinių platinimo ir rinkodaros išlaidos projekte gali sudaryti nedaugiau kaip 30% visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų, tai kitų KKI produktų arba paslaugų atveju rinkodaros išlaidos gali sudaryti nedaugiau kaip 10% visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Kalbant apie projektams taikomus stebėsenos rodiklius, pažymėtina, kad tiek pirmojo, tiek ir antrojo kvietimo atveju projektams taikomi stebėsenos rodikliai yra tie patys. Svarbu atkreipti dėmesį, kad dalis projektams taikomų stebėsenos rodiklių yra pasirenkami, o kita dalis, kaip matote skaidrėje, yra privalomi.
Na ir kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad stebėsenos rodikliai, kurie yra privalomi, turi būti įtraukti į visus tiek pagal antrąjį, tiek pagal pirmąjį kvietimą teikiamus PIP. Šiuo atveju į PIP privaloma įtraukti 4 stebėsenos rodiklius, kurie yra nurodyta skaidrėje. Likusių projektams taikomų stebėsenos rodiklių privalomumas priklauso nuo projektų pobūdžio ir pareiškėjo arba partnerio dydžio. Stebėsenos rodiklius pažangos priemonės veiklų pagalba sukurtų socialinių inovacijų skaičius ir įgyvendintų priemonių, kurios kuria lanksčias ir palankes veiklos sąlygas skaičius, pareiškėjas pasirenka ir į PIP įtraukia tik tuo atveju, jeigu jis projekto įgyvendinimo metu numato sukurti socialinės inovacijas arba įgyvendinti priemonės, kurios kuria lanksčias ir palankes veiklos sąlygas. Na, o stebėsenos rodiklius paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės, vidutinės įmonės arba didelės įmonės, pareiškėjas pasirenka ir į PIP įtraukia pagal pareiškėjo arba partnerio, jeigu projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, įmonės dydį. Kaip teisingai nusistatyti įmonės dydį, kviečiu klausyti valstybės pagalbos eksperto pristatyme. Kalbant apie projektams taikomus stebėsenos rodiklius, svarbu suprasti, kokiu momentu bus fiksuojamas atitinkamos stebėsenos rodiklio pasiekimas ir kokie dokumentai turės būti pateikti siekiant pagrįsti atitinkamos stebėsenos rodiklio pasiekimą. Stebėsenos rodiklis pažangos priemonės veiklų pagalba sukurtų socialinių inovacijų skaičius yra tiesiogiai susijęs su prioritetiniu projektų atrankos kriterijum sukurta socialinė inovacija, apie kurį plačiau pakalbėsime šiek tiek vėliau. Pravartu žinoti, kad šis stebėsenos rodiklis bus laikomas pasiektu, kai projekto įgyvendinimo metu bus sukurta socialinė inovacija ir ji bus užregistruota ir paskelbta Europos komisijos duomenų bazėje, o projekto vykdytojas pateiks tai pagrindžiančius dokumentus. Tai yra nuoroda į Europos komisijos duomenų bazėje registruotą bei paskelbtą projekto įgyvendinimo metu sukurtą socialinę inovaciją. Taigi, šios stebėsenos rodiklio pasiekimo momentas priklauso nuo projekto įgyvendinimo metu sukurtos socialinės inovacijos užregistravimo ir paskelbimo Europos komisijos duomenų bazėje. Stebėsenos rodiklis gali būti pasiektas projekto įgyvendinimo metu arba projekto įgyvendinimo pabaigoje. Kitas stebėsenos rodiklis įgyvendintų priemonių, kurios kuria lanksčias ir palankes veiklos sąlygas skaičius, taip pat yra tiesiogiai susijęs su vienu iš prioritetinių projektų atrankos kriterijų, kuris vadinasi įgyvendintos priemonės, kurios kuria lanksčias ir palankes veiklos sąlygas. Šis stebėsenos rodiklis bus laikomas pasiektas projekto vykdytojui pasirašius naują darbo arba paslaugų teikimo sutartį su tikslinėse grupėse nurodytais asmenimis. Tokiu atveju, kai paslaugų teikimo sutartis sudaroma žodžiu, stebėsenos rodiklis bus laikomas pasiektų projekto vykdytojui pasirašius paslaugų perdavimo priėmimo aktą arba sąskaitą faktūrą bei pateikus stebėsenos rodiklio pasiekimą pagrindžiančius dokumentus. Tai yra darbo arba paslaugų teikimo sutartis, paslaugų perdavimo priėmimo aktus, sąskaitas faktūras, na ir kitus dokumentus pagrindžiančius darbuotojo arba paslaugų tiekėjo priskyrimą vienai iš nurodytų tikslinių grupių. Šis stebėsenos rodiklis gali būti pasiektas tiek projekto veiklų įgyvendinimo metu, tiek projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje. Stebėsenos rodiklių paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės, vidutinės įmonės ir didelės įmonės pasiekimas bus fiksuojamas projekto įgyvendinimo pabaigoje, kai bus sukurtas KKI produktas arba paslauga ir bus pateikti visi tai pagrindžiantys dokumentai. Pavyzdžiui, pirkimo sutartys, sąskaitos faktūros, priėmimo perdavimo aktai, ekranvaizdžiai, fotofiksacijos, įvedimo į eksploataciją aktai ir taip toliau.
Stebėsenos rodikliai privačios investicijos papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos, finansinės priemonės ir privačios investicijos papildančios viešąją paramą, iš kurių dotacijos yra susiję su projekto vykdytojo suplanuotomis privačiomis investicijomis į projektą. Kitaip tariant, nuosavų įnašų ir kitomis projekto įgyvendinimui būtinomis, tačiau netinkamomis finansuoti išlaidomis. Šie stebėsenos rodikliai bus laikomi pasiektais projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje, kai projekto vykdytojas pateiks galutinę veiklos ataskaitą, kuria būtent ir patvirtins privačių investicijų į projektą dydį. Stebėsenos rodiklio pasiekimą pagrindžiantys dokumentai yra projektų sutartys, sąskaitos faktūros, apmokėjimo įrodymo dokumentai, ir kiti dokumentai, kuriais patvirtinamos projekto vykdytojo arba partnerio privačios investicijos į projektą. Stebėsenos rodiklių paramą dotacijomis gavusios įmonės ir paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, vidutinės ir didelės įmonės pasiekimas bus fiksuojamas projekto įgyvendinimo pabaigoje, kai bus sukurtas KKI produktas arba paslauga ir bus pateikti visi tai pagrindžiantys dokumentai. Kalbant apie projektų atranką, svarbu pažymėti, kad projektai vertinami pagal aprašo 12 dalyje pateiktą metodiką, kurioje yra nurodyti projektų atrankos kriterijai ir apibūdinti atitinkamų kriterijų vertinimo metodai. Apie projektų atrankos kriterijus plačiau pristatysiu kitoje skaidrėje. Taip pat reikėtų žinoti, kad projektai atrenkami konkurso būdu, vadinasi, finansavimas skiriamas daugiausiai balų surinkusiems projektams. Kai projektams surinkusiems vienodą galutinį balų skaičių nepakanka pagal kvietimą teikti PIP skirtos finansavimo lėšų sumos, tokiu atveju pirmenybė yra teikiama projektams surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį aprašo nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu projektai pagal šį atrankos kriterijų įvertinti taip pat vienodai, tuomet pirmenybė suteikiama projektams surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį atrankos kriterijų. Jeigu suteikti vienodi balai pagal visus prioritetinius atrankos kriterijus, šie projektai nurodomi PIP vertinimo ataskaitos sąraše projektai, kuriems rekomenduojama skirti finansavimą pagal PIP pateikimo laiką. Ir minimalios balų sumos, tai yra mažiau nei 40% surinkę projektai, nėra finansuojami. Kalbant apie projektams taikomus projektų atrankos kriterijus, pažymėtina, kad tiek pirmojo, tiek antrojo kvietimo atveju projektams taikomi tie patys projektų specialieji ir prioritetiniai atrankos kriterijai. Apie projektams taikomus specialiuosius atrankos kriterijus jau kalbėjome pristatymo pradžioje, todėl ties jais nebesiplėsiu, tačiau noriu atkreipti dėmesį dar kartą į tai, kokių dokumentų pagrindų bus vertinama projekto atitiktis specialiesiems projektų atrankos kriterijams. Kaip jau minėjau ir kaip matote skaidrėje, tiek pirmojo, tiek antrojo specialiojo kriterijaus atveju atitiktis kriterijams vertinama pagal finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir pagal aprašo 8 priede pateiktą informaciją. Jūsų patogumui skaidrėje pateikiau aktyvią nuorodą, kurią paspaudę galite parsisiųsti aprašo 8 priedą pildymui. O pareiškėjo ir partnerio priskirimas KKI sektoriui vertinamas pagal valstybės duomenų agentūrai nurodytą pareiškėjo pagrindinės veiklos kodą, kurį galite pasitikrinti paspaudę skaidrėje pateiktą nuorodą. Projektams tiek pirmojo, tiek antrojo kvietimo atveju taikomi 5 prioritetiniai atrankos kriterijai. Pirmasis iš jų - sukurta socialinė inovacija. Kaip jau minėjau, šis projektų prioritetinis kriterijus yra tiesiogiai susijęs su prieš tai skaidrėse aptartų stebėsenos rodikliu pažangos priemonės veiklų pagalba sukurtų socialinių inovacijų skaičius. Tai reiškia, kad jeigu projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti socialinę inovaciją, tai į PIP privaloma įtraukti ir stebėsenos rodiklį pažangos priemonės veiklų pagalba sukurtų socialinių inovacijų skaičius,
o projekto įgyvendinimo metu arba projekto įgyvendinimo pabaigoje pateikti šios stebėsenos rodiklio pasiekimą pagrindžiančius dokumentus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti socialinę inovaciją turi atitikti kriterijus nurodytus Europos socialinių inovacijų kompetencijų centro nacionalinėje socialinių inovacijų vertinimo platformoje, kurioje sukurta socialinė inovacija turės būti užregistruota. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad socialinė inovacija Europos komisijos duomenų bazės kontekste suprantama kaip ta, kuri visų pirma turi aiškų socialinį tikslą atitinkantį ESF plus tikslus, taip pat ta, kuri yra produktas, paslauga ar modelis, kuris yra naujas savo kontekste arba siekia naujo socialinio tikslo atsižvelgiant į naują visuomenės iššūkį. Taip pat ta, kuri kuria naujus santykius tarp suinteresuotų šalių arba keičia šių santykių galios dinamiką, bei sustiprina piliečių, bendruomenių ar visos visuomenės gebėjimus veikti. Pravartu žinoti, kad į Europos komisijos duomenų bazę pateiktas socialinės inovacijas vertina validuotojai arba kitaip tariant socialinių inovacijų ekspertai, kurie be aukščiau nurodytų punktų taip pat skiria balus už inovacijos aprašymo kokybę. Norint, kad inovacija būtų patvirtinta, visos pagrindinės dalys, tai yra problema, metodologija, inovatyvus sprendimas, rezultatai ir taip toliau, turi būti kuo detaliau aprašytos. Jeigu projekte yra numatyta sukurti bent vieną socialinę inovaciją, skiriami 25 balai, o jeigu projekte nėra numatyta sukurti socialinės inovacijos, tuomet balai neskiriami. Kitas prioritetinis projektų atrankos kriterijus - įgyvendintos priemonės, kurios kuria lanksčias ir palankes veiklos sąlygas, taip pat yra susijęs su prieš tai skaidrėse aptartų stebėsenos rodikliu įgyvendintų priemonių, kurios kuria lanksčias ir palankes veiklos sąlygas skaičius. Analogiškai kaip ir socialinių inovacijų atveju, tai reiškia, kad jeigu projekto įgyvendinimo metu planuojama įgyvendinti priemonės, kurios kuria lanksčias ir palankes veiklos sąlygas, tai į PIP privaloma įtraukti ir atitinkamą stebėsenos rodiklį, o projekto įgyvendinimo metu arba projekto įgyvendinimo pabaigoje pateikti šio stebėsenos rodiklio pasiekimo dokumentus. Aprašo kontekste priemonės, kurios kuria lanksčias ir palankes veiklos sąlygas, suprantamos kaip netrumpesnės nei 3 mėnesių trukmės arba ilgalaikės darbo arba paslaugų teikimo sutartys, kuriomis užtikrinamos lanksčios ir palankios veiklos sąlygos. Lanksčios ir palankios veiklos sąlygos aprašo kontekste suprantamos kaip darbuotojai arba paslaugų teikėjai suteikta galimybė lanksčiai organizuoti savo darbą. Tai yra daryti įtaką, kada, kur ir kaip atlikti su darbo arba paslaugų teikimu susijusias užduotis, tokiu būdu derinant šeimos bei darbo įsipareigojimus. Darbo arba paslaugų teikimo sutartys, kuriomis užtikrinamos lanksčios ir palankios veiklos sąlygos, turi būti sudarytos tarp projekto vykdytojo ir asmens priskiriamo bent vienai iš tam tikrų tikslinių grupių, kurios apima jaunimą iki 29 metų, kūrėjus, o taip pat 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenis su negale ar kitus socialiai pažeidžiamus ar socialinę atskirtį patiriančius asmenis. Informacija apie darbuotoją arba paslaugų teikėją bei jų atsakomybės ir funkcijas turi būti pateikta darbo sutartyje arba paslaugų sutartyje. Tokiu atveju, kai paslaugų teikimo sutartis sudaroma žodžiu, ši informacija turi būti pateikiama paslaugų perdavimo priėmimo akte arba sąskaitoje faktūroje. Na ir svarbu pažymėti, kad darbo arba paslaugų teikimo sutartys turi būti susijusios su projekto veiklomis ir turi būti KKI srityje. Balai suteikiami pagal planuojamų įgyvendinti priemonių kuriančių lanksčias ir palankes veiklos sąlygas skaičių. Na ir labai svarbu pažymėti, kad sukuriamos, įsteigiamos arba įrengiamos darbo vietos turi būti naujos. Trečiasis prioritetinis projektų atrankos kriterijus - projekto įgyvendinimo metu sukurto naujo arba patobulinto kultūros ir kūrybinio turinio ar formos produkto ar
paslaugos naujumo lygis. Kriterijaus vertinimo metu bus vertinamas projekto įgyvendinimo metu planuojamo sukurti KKI produkto arba paslaugos naujumo lygis. Naujumas klasifikuojamas į dvi grupes, tai yra produktas ar paslauga naujas Lietuvos rinkos lygmenių arba produktas ir paslauga naujas tarptautiniu lygmeniu, kaip nurodyta Oslo vadove. Svarbu atkreipti dėmesį, kad vertinant projekto įgyvendinimo metu sukurto naujo ar patobulinto kultūros ir kūrybinio turinio ar formos produkto arba paslaugos naujumo lygmenį, vienas produktas arba paslauga priskiriama tik vienai naujumo grupiai. Tai yra, jei produktas arba paslauga yra nauja tarptautiniu lygmeniu, neskiriama papildomų balų už naujumą rinkos lygmeniu. Taip pat svarbu pažymėti, kad jeigu projekto įgyvendinimo metu bus sukurta arba patobulinta daugiau nei vienas produktas arba paslauga, vertinamas kiekvieno produkto arba paslaugos naujumo lygmuo, o balai bus skiriami už didžiausio naujumo lygmens produktą arba paslaugą. Daugiausiai balų skiriama projektams, kurių metu sukurtas arba patobulintas kultūros ir kūrybinio turinio ar formos produktas arba paslauga bus naujas tarptautiniu lygmeniu. Jeigu sukurtas naujas arba patobulintas produktas ar paslauga bus naujas įmonės lygmeniu, balai tokiu atveju skiriami nebus. Ketvirtasis prioritetinis projektų atrankos kriterijus - pareiškėjo papildomo prisidėjimo privačiomis lėšomis dalis projekte. Na ir šio kriterijaus vertinimo metu vertinama pareiškėjo papildomo prisidėjimo privačiomis lėšomis prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalis procentais. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas pareiškėjams, prisidedantiems prie projekto tinkamų finansuoti išlaidų didesniu nuosavu indėliu, nei prašoma apraše. Na ir paskutinysis prioritetinis projektų atrankos kriterijus - pareiškėjo darbo našumo santykis su Lietuvos vidutiniu darbo našumu. Šio kriterijaus vertinimo metu vertinamas pareiškėjo paskutiniųjų 2 finansinių metų iki PIP pateikimo dienos vidutinio darbo našumo ir išlaidų MTEP sumos santykis su Lietuvos vidutiniu darbo našumu. Pagal kriterijų faktinis pareiškėjo darbo našumas bus vertinamas jį lyginant su Lietuvos vidutiniu darbo našumu, kuris pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nacionalinės produktyvumo tarybos atliktą Lietuvos darbo našumo raidos vertinimą 2021 metais buvo 10,9 eurai valandai. Tačiau tuo atveju, jeigu iki PIP pateikimo dienos būtų atliktas naujas Lietuvos darbo našumo vidurkio vertinimas, tai atliekant pareiškėjų darbo našumo santykio su Lietuvos vidutiniu darbo našumu vertinimą pagal šį kriterijų būtų vadovaujamasi naujausiuose viešai paskelbtuose vertinimuose nurodytų Lietuvos vidutinio darbo našumo rodikliu. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį darbo našumą lyginant su Lietuvos vidutiniu darbo našumu. Na ir pažymėtina, kad atitiktis kriterijų įvertinama pagal pareiškėjo įmonės vadovo ir finansinę apskaitą tvarkančio asmens patvirtintą buhalterinę pažymą, o pareiškėjo išlaidos MTEP vertinamos pagal valstybės duomenų agentūros duomenis. Taip pat svarbu paminėti, kad atitiktis apraše nustatytiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams, išskyrus šį paskutinį prioritetinį projektų atrankos kriterijų, turi būti detaliai aprašyta aprašo 3 priede, kuris teikiamas kartu su projekto įgyvendinimo planu. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nėra privalomi, tačiau už juos yra skiriami balai. Na ir kaip minėjau, prioritetinių atrankos kriterijų vertinimo metu surinkus mažiau nei 40 balų, projektas nėra finansuojamas, finansavimas jam nėra skiriamas. Toliau pakalbėkime apie dokumentus, kurie turi būti pateikti kartu su PIP.
Pažymėtina, kad kartu su PIP privalomų pateikti dokumentų sąrašas kiekvieno projekto atveju gali skirtis priklausomai nuo projekto pobūdžio. Jeigu projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, kartu su PIP pareiškėjas turi pateikti PAFT pirmo priedo pirmą priedą, tai yra partnerio deklaracija, ir PAFT pirmo priedo antrą priedą, tai yra informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius. Aprašo trečias priedas ir aprašo ketvirtas priedas yra privalomi visiems pagal abu kvietimus pateiktiems PIP. Na ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad visi aprašo priedai yra pateikiami tame pačiame dokumente, kaip ir projektų finansavimo sąlygų aprašas. Jeigu pareiškėjas arba partneris yra maža ar vidutinė įmonė, kartu su PIP tokiu atveju turi būti pateikta pareiškėjo ir partnerio smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma yra patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas yra didelė įmonė, tai tuomet kartu su PIP turi būti pateikta laisvos formos deklaracija. Kartu su PIP visais atvejais, tiek pirmo, tiek antro kvietimo atveju, turi būti pateiktas aprašo 8 priedas, kuriame pateikiama informacija apie projekto atitiktį specialiesiems projektų atrankos kriterijams. Taip pat kartu su PIP tiek pirmojo, tiek antrojo kvietimo atveju turi būti pateiktas aprašo 10 priedas. Na ir taipogi kartu su PIP turi būti pateikiami dokumentai pagrindžiantys projekto išlaidų biudžeto pagrįstumą. Pavyzdžiui, sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas su ekrano vaizdais ir taip toliau. Tokiu atveju, jeigu projekto išlaidomis prašoma finansuoti projekto veiklas vykdančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas, kartu su PIP turi būti pateikta pažyma darbo užmokesčio apskaičiavimui. Taip pat kartu su PIP tiek pirmojo, tiek antrojo kvietimo atveju turi būti pateikti finansavimo šaltinius, tai yra pareiškėjo įnašą ir lėšas skirtas netinkamų finansuoti, bet būtinų įgyvendinti projekto veiklas išlaidų padengimą pagrindžiantys dokumentai. Kartu su PIP taip pat turi būti pateikti pareiškėjo ir partnerio, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, finansinės atskaitomybės dokumentai. Na ir pažymėtina, kad šių dokumentų teikti kartu su PIP nereikia. Tokiu atveju, jeigu pareiškėjas arba partneris neprivalo jų rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo nuostatas, ir jeigu pareiškėjas arba partneris yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius juridinių asmenų registrui. Jeigu nekilnojamasis turtas, kuriame numatoma vykdyti projekto veiklas, yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas ir partneris kartu su PIP turi pateikti panaudos davėjo ar nuomotojo raštiško sutikimo vykdyti projekto veiklas kopiją. Tokiu atveju, jeigu nekilnojamasis turtas, kuriame numatoma vykdyti projekto veiklas, turi bendraturtį ir jeigu projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti rangos darbus, tai pareiškėjas ir partneris kartu su PIP turi pateikti bendraturčio sutikimo dėl projekto vykdymo nekilnojamame turte kopiją. Jeigu projektą planuojama įgyvendinti su partneriu, kartu su PIP turi būti pateikta partnerystės sutarties kopija. Na ir svarbu pažymėti, kad partnerystė projekte turi būti pagrįsta. Tokiu atveju, kai projekto vertė, tai yra visos išlaidos būtinos projekto rezultatams pasiekti, viršija 1 milijoną eurų be PVM, kartu su PIP turi būti pateiktas projekto investicijų projektas,
kartu su investicijų skaičiuokle parengtas pagal investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš ES struktūrinės paramos ar valstybės biudžeto lėšų rengimo metodiką, kurią galite rasti interneto svetainėje www.cpva.lt. skilties metodinė pagalba poskiltyje konsultavimas rengiant strateginio valdymo sistemos dokumentus prie dokumentai. Tokiu atveju, jeigu PAFT antro priedo 421 ir 423 papunktyje išvardinti asmenys, tai yra pareiškėjo arba partnerio vadovas arba naudos gavėjai ir kiti minėtuose punkčiuose nurodyti asmenys yra užsienio valstybės piliečiai, pareiškėjas kartu su PIP turi pateikti dokumentus pagrindžiančius pareiškėjo ir partnerio atitiktį PAFT antro priedo 421 ir 423 papunktyje nustatytiems reikalavimams. Pažymėtina, kad šie dokumentai turi būti išduoti valstybės institucijos, kurios pilietis yra asmuo. Jūsų patogumui skaidrėje pateikiau nuorodą, kurią paspaudę galėsite rasti priedą PAFT antrą priedą, kuriame galėsite detaliau susipažinti su 421 ir 423 papunktyje keliamais reikalavimais. Jeigu įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai arba tvarkomieji statybos darbai, pareiškėjas arba partneris privalo kartu su PIP pateikti statinio projektą. Na ir svarbu atkreipti dėmesį, kad patvirtintame statinio projekte privalo būti parengta statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. Jeigu teikiamas statinio projektas, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas, statybos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos turi būti aiškiai atskirtos nuo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų. Taip pat svarbu pažymėti, kad jeigu statinio projektavimas pradėtas vadovaujantis statybos įstatymo galiojusio iki 2024 metų lapkričio 1 dienos nuostatomis ir statinio projektas yra rengiamas 2 etapais, kartu su PIP pareiškėjas arba partneris turi pateikti techninį projektą arba techninį darbo projektą. Jeigu statinio projektavimas pradėtas po 2024 metų lapkričio 1 dienos ir statinio projektas rengiamas 2 etapais, tai kartu su PIP pareiškėjas ir partneris turi pateikti projektinius pasiūlymus kartu su techniniu darbo projektu. Tokiu atveju, kaip įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai arba tvarkomieji statybos darbai, pareiškėjas ir partneris kartu su PIP taip pat privalo pateikti statinio projekto ekspertizės akto kopiją ir skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies ekspertizės kopiją, taip pat paveldosaugos ekspertizės akto kopiją ir statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu įgyvendinant projektą bus vykdomi paveldo tvarkybos darbai arba paveldo tvarkybos darbai kartu su tvarkomaisiais paprastojo remonto darbais, pareiškėjas arba partneris privalo kartu su PIP pateikti tvarkybos darbų projektą arba parengtą ir patvirtintą dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programą. Jeigu projekto įgyvendinimo metu bus atliekami vertybių, kurios yra nekilnojamo kultūros paveldo objekto viena iš vertingųjų savybių darbai. Svarbu atkreipti dėmesį, kad patvirtintame tvarkybos projekte privalo būti parengta tvarkybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. Tvarkybos projekte skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys tvarkomiesiems paprastojo remonto darbams ir tvarkybos darbams turi būti aiškiai atskirtos. Na ir taip pat tokiu atveju, kai įgyvendinant projektą bus vykdomi paveldo tvarkybos darbai arba paveldo tvarkybos darbai kartu su tvarkomaisiais paprastojo remonto darbais, pareiškėjas ir partneris kartu su PIP privalo pateikti leidimą atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus bei paveldosaugos ekspertizės akto kopiją.
Labai svarbu pažymėti, kad projektams, kurių metu planuojama vykdyti rangos darbus, yra taikomi parengtumo reikalavimai. Tuo atveju, jeigu dokumentų nurodyto aprašo 5.1.11.19 ir 5.1.11.20 papunkčiuose, tai yra statinio ir tvarkybos darbų projektų, statybos leidimų arba leidimų atlikti kultūros paveldos objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus, bei ekspertizių išdavimo data bus vėlesnė negu kvietimo teikti PIP termino pabaigos data, tai yra vėlesnė negu 2025 m. lapkričio 28 diena. Tokiu atveju PIP-as būtų atmetamas ir finansavimas projektui neskiriamas. Tokiu atveju, jeigu projekte numatomi paprastojo remonto darbai, kuriems neprivaloma rengti statinio projekto, pareiškėjas arba partneris privalo turėti ir kartu su PIP pateikti paprastojo remonto aprašą. Tai yra numatomų sutvarkyti patalpų brėžinius iš inventorinės bylos ar orientacinius numatomos sutvarkyti aplinkos planus, brėžinius ar schemas bei preliminarius darbų kiekių žiniaraščius, kuriuose nurodytos orientacinės planuojamų atlikti darbų kainos arba dokumentus, kuriuose nustatyti orientaciniai darbų kiekiai ir jų kainos. Jeigu PIP teikiamas pagal pirmąjį kvietimą, tai papildomai kartu su PIP turi būti pateiktas PAFT pirmo priedo 4 priedas, tai yra informacija apie pareiškėjų ir partneriui suteiktą valstybės pagalbą, o taip pat aprašo 7 priedas informacija apie valstybės pagalbos rūšį, į kurią pretenduoja pareiškėjas ir partneris. Jeigu PIP teikiamas pagal antrąjį kvietimą, papildomai kartu su PIP turi būti pateiktas aprašo 9 priedas, kurį galite rasti tame pačiame dokumente, kaip ir projektų finansavimo sąlygų aprašas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad PIP, kurių visos tinkamos finansuoti išlaidos neviršyje 200 000 eurų ir projekte nenumatyta 7 procentų netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma, tokiems PIP taikomi griežtesni reikalavimai dėl projekto biudžete numatytų išlaidų pagrįstumo. Kitaip tariant, tokių PIP pareiškėjai ir partneriai kartu su PIP turi pateikti detalius išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Tai yra ne mažiau kaip 3 komercinius pasiūlymus su techninė specifikacija, atitinkančia ar labai panašia į PIP numatytos įsigyti prekės arba paslaugos techninę specifikaciją. Svarbu atkreipti dėmesį, kad projekto įgyvendinimo metu ši techninė specifikacija galės būti keičiama tik į lygiavertę arba geresnės techninės charakteristikas. Taip pat, jeigu numatytas darbo užmokestis ir darbo užmokesčio išlaidas prašome finansuoti, tai turi būti pateiktos atitinkamų pareigybių ar panašias funkcijas atliekančių darbuotojų darbo sutartys, ir kiti visas PIP numatytas išlaidas detalūs pagrindžiantys dokumentai. Taip pat svarbu pažymėti, kad pagal antrąjį kvietimą pateiktų PIP, kurių visos tinkamos finansuoti išlaidos neviršys 200 000 eurų ir projekte nebus numatyta 7 procentų netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma išlaidoms, bus taikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimas. Tai yra, PIP vertinimo metu tokiems PIP bus nustatomi individualūs fiksuoti įkainiai, individualios fiksuotosios sumos ar individualios fiksuotosios normos pagal dokumentuose pagrindžiančiuose projekto biudžete numatytų išlaidų pagrįstumą nurodytą išlaidų vidurkį. Ir dokumentai pagrindžiantys PIP vertinimo metus nustatytus individualius įkainius, individualias fiksuotasias sumas ar individualias fiksuotasias normas bus nurodomi kiekvieno projekto atveju individualiai jau projekto sutartyje. Kalbant apie kitus aprašo reikalavimus, svarbu atkreipti dėmesį, kad projektų veiklos tiek pirmojo, tiek antrojo kvietimo atveju turi būti baigtos ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 31 dienos.
Apraše yra numatyta, kad projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 2028 metų gruodžio 31 dienos, tačiau toks pratęsimas bus galimas tik dėl objektyvių priežasčių, kurių pareiškėjas ar partneris negalėjo numatyti PIP pateikimo ir vertinimo metu. Svarbu pažymėti, kad vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną PIP, taip pat pareiškėjas negali būti projekto partneriu kituose PIP. Projekto partneris gali būti projekto partneriu taipogi tik viename PIP. Pareiškėjas PIP gali teikti tik pagal vieną kvietimą, tai yra arba pagal pirmąjį kvietimą, arba pagal antrąjį. Svarbu atkreipti dėmesį, kad projektams taikomi horizontaliųjų principų reikalavimai, tai yra projektai turi atitikti reikšmingos žalos nedarymo principą, projektų atitiktis šiam principui turi būti pagrįsta pateikiant projekto atitikties šešiems aplinkos tikslams aprašymą. Taip pat projektų įgyvendinimo metu turi būti nepažeidžiami horizontalieji principai, tokie kaip darnus vystymasis, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo, įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą ir inovatyvumo. Projektai turi tiesiogiai prisidėti prie inovatyvumo horizontaliojo principo įgyvendinimo, kuriant ir tobulinant KKI produktus arba paslaugas, o taip pat kuriant ir diegiant socialinės inovacijas. Projektai, kurie įsipareigos kurti lanksčias ir palankes veiklos sąlygas, tiesiogiai prisideda prie lygių galimybių visiems horizontaliojo principo įgyvendinimo. Na ir svarbu atkreipti dėmesį, kad projekto atitiktis horizontaliesiems principams turi būti pagrįsta PIP dalyje horizontalieji principai. Taip pat svarbu paminėti, kad projektuose neturi būti numatyta veiksmų, kurie galėtų riboti ar pažeisti Chartijoje numatytas pagrindinės teisės ar Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Apraše taip pat keliamas reikalavimas, kad projektais turi būti prisidedama prie bent vieno ES Baltijos jūros regiono strategijos tikslo, įgyvendinamo pagal bent vieną strategijos veiksmų plane numatytą veiksmą kultūros ir arba inovacijų politikos srityje. Jūsų patogumui šių skaidrių pabaigoje pateikiau aktyvias nuorodas tiek į pačią strategiją, tiek į strategijos veiksmų planą. Na ir reikėtų nepamiršti aprašyti projekto atitikties šiam reikalavimui PIP dalyje projekto inicijavimas skiltyje projektų sprendžiamos problemos arba pateikti tiesiog aprašymą, jeigu PIP netilps aprašymas, pateikti aprašymą kaip atskirą PIP priedą. Kadangi sulaukiu nemažai klausimų dėl terminų, šioje skaidrėje trumpai pristatysiu kvietimams aktualius terminus. Taigi, kvietimai buvo paskelbti 2025 metų Liepos 21 dieną ir galioja iki 2025 metų lapkričio 28 dienos imtinai. Atkreipiu dėmesį, kad projekto įgyvendinimo planai gali būti pateikti iki lapkričio 28 dienos 17 valandos, o ne iki vidurnakčio. Kitas etapas - pateiktų PIP vertinimas, kuriam vadovaujantis PAFT nuostatomis skiriama iki 70 darbo dienų. Vėliau įvertinus projektus, jų sąrašas teikiamas Kultūros ministerijai, kuri įsakymu patvirtina tinkamus finansuoti projektus, o po įsakymo pasirašymo per 22 darbo dienas pasirašomos projektų sutartys ir pradedami įgyvendinti projektai. Kaip jau minėjau, projektų veiklos turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip iki 2027 metų gruodžio 31 dienos. Na ir galiausiai įgyvendinus projektus teikiamos galutinės veiklos ataskaitos ir fiksuojamas rodiklių pasiekimas. Na ir pabaigai viena informacinio pobūdžio skaidrė, kuri tikiu padės jums susiorientuoti ir geriau suprasti, kur rasti kvietimams aktualius dokumentus.
Skaidrėje pateikiamos aktyvios nuorodos į dokumentus, kurie mano manymu yra patys aktualiausi šiems kvietimams ir PIP teikimui. O likusias nuorodas į likusios teisės aktus ir dokumentus, taip pat priedus, kuriuos reikia pateikti kartu su PIP, rasite www.esinvesticijos.lt interneto svetainėje prie paskelbtų kvietimų. Viliuosi, kad mokymai buvo naudingi. Jeigu turite papildomų klausimų, juos užduoti galite skaidrėje nurodytų telefonu ir elektroniniu paštu. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad prie kvietimo dokumentų yra dažnai užduodamų klausimų skiltis, kuri yra nuolat atnaujinama. Taigi atsakymo į savo klausimą galite paieškoti ir skiltyje. Ir sėkmės rengiant projektus ir iki kitų susitikimų.